kalbiname Kauno vicemerą. Labai malonu Jūs matyti čia. Papasakokit, kaip Jums šiandieną lenktynės? Man atrodo, kad viskas labai intensyvu ir iš tikrųjų Edgaras turėjo daug darbo. Tai džiaugiuosi, kad Kaune turime tokią progą švęsti tėčio dieną. Sveikinu visus. Na ir žinoma, Edgarui toliau sėkmės, kad rodytų charakterį, nes šiandien diena tikrai labai intensyvi. Matom, turite ir savo mažylę ant rankų. Kogi tu vardu? Koks tavo vardas? Gabija? Gabija. Kuklesnė Gabija šiandien. Kuklesniai pilotai, tai už tai švenčia su tėčiu tėčio dieną Šebregily. Labai džiugu Jūs matyti. O šiaip labai norisi padėkoti Jums, kad turime tokią galimybę rengti tokį didelį gražų, tokias didelės gražias lenktynės Kaune. Ir ką galėtumėt pasakyti ir palinkėti kitoms lenktynėms, nes tikiu, kad mes dar jas čia galėsime ruošti, taip? Na, mes, meras ir visa komanda, dėkojam tiek kauniečiam, tiek visiems organizatoriam ir žinoma Edgarui, nes dėka šių žmonių galime stebėti čia, oras nuostabus, vieta puikiai, tai džiaugiamės, kad galime priimti tokio lygio varžybas. Kaunas yra sporto miestas, daug sporto bazių ir tai yra vandens miestas, už tai vandens sportas čia yra laukiamas. Tikiuosi, kad tikrai tai ne paskutinės varžybos ir tikiuosi, kad kitą kartą bus mažiau dramų ir daugiau sporto. Ar pats esate išbandęs formulę? Žinokit, dar ne. Bet reikėtų, tačiau kadangi esu jaunas tėtis, tai galbūt šiek tiek, kai vaikai užaugs. Na, bet visuomet galite išbandyti formulę, kur yra skirta mūsų svečiams su pilotu ir pasimėgauti. Žinoma, tai tikiu, kad visi svečiai eilėje laukia šios pramogos, bet dar labiau laukia Edgaro ir visos jo komandos didelio darbo ir šio puikaus čempionato. Tai dar kartą su švente visus. Ačiū Jums labai, linkim gražių rungtynių lenktynių ir tikimės, kad pamatysime Jūs besišypsantį, kai Edgaras lips ant pakilos. Žinoma, sėkmės Edgarui ir gero renginio visiems svečiam. Na, o kad Edgaras Repko gali užlipti ant podiumo, tai mes tuo net nebejojame. Dar kartelį sveikiname su Jumis tiesiogiai iš Kauno. Kauno marių prieplaukos, čia Tito Masiulio gatvėje. Sveikinasi Andrius Janušauskas. Ir Nida Kilinskaitė. Taip. Kogi čia tik tai nebuvo, aš nepamenu, kad būtų toks karštas savaitgalis, toks Europos čempionatas pilnas dramų, pilnas veiksmų ne tik vandenyje, bet ir ant kranto. Čia ryškiausi epizodai, čia kol kas nutiko per šiandien. Čia epizodas, kai Dainis Podziuks palaidoja savo bolidą. Tiesiog ne to žodžio prasme, jis sakė, kad arba bus tai yra ženklas atsinaujinti techniką, arba baigti karjerą. Tai Dainis, mačiau, kad jau atsisveikina, judės panašu, kai tik tai pasižiūrės šį paskutinį plaukimą, judės link namų, link Latvijos. Čia po restarto matome Edgarą Repko antroje pozicijoje, būtent taip jis ir baigė savo plaukimą. Na, iš tiesų puikus pasirodymas buvo iš Edgaro pusės. Tiek pat ir iš Nikitos Lyts, mūsų šio savaitgalio lyderio. 3 plaukimo pergalės priklauso būtent jam. Tai panašu, kad teoriniai šansai, kad kažkas kitas paims pirmąją poziciją jau nebelieka. Nenoriu iš anksto sveikinti, nes mes tikrai su visa širdimi pasveikinsime Nikitą Lyts, kada ateis tam laikas. Mes turėtume jį pamatyti čia ir per 4. plaukimą, bent jau aš taip labai norėčiau. Na ir Nikita Lyts 3 iš 3 ir šis Latvijos sportininkas švęs istorinę karjeros pergalę, geriausias jo pasiekimas ir pagaliau pirmas ir ryškus titulas jo karjeroje. Tikrai labai džiaugiuosi už jį. Na taip, tačiau sunkus darbas atsiperka, kiek ir pats pilotas daugelį kartų kartojo, kad buvo daroma daug treniruočių, kurių metu buvo bandoma
išgauti iš technikos patį geriausią, ką galima išgauti daryti. Taip, ir manau, kad šis įvykis gali surezonuoti tikrai plačioje Formulės 2 bendruomenėje dėl to, kad Nikita Lic yra apginkluotas naujosios kartos keturtakčiu varikliu, kuris išvysto net 250 arklio galių. Kiti jo oponentai, ne visi tam tikrą prasme, bet kiti naudoja senesnės kartos variklius, kurie yra 2,5 litro darbinio tūrio ir turi V6 formą ir svarbiausias akcentas, kad jie yra dvitakčiai. Ekologinis kursas šiek tiek stumia šias formulės eiti ekologijos keliu. Tai yra tai, kad keturtakčiai yra daug švaresni, jie nedegina tepalo. Beje, kalbant apie šį sportą, šie varikliai yra 17,5 kg sunkesni už savo lengvesnius dvitakčius, kurie turi mažiau galios. Taip pat keturtakčiai turi ir mažiau apsisukimų per minutę. Tai vėlgi kažkur tai išlošiama, kažkur tai prarandama tam tikrų pliusas, minusas. Turi surasti geriausią balansą. Kokio balanso, pavyzdžiui, Tobijas Montekas dar nėra atradęs, nors irgi turi keturtaktį 250 arklio galių variklį. Nikita Lic sakė, jog dar bandys surasti tą tobulą patį balansą, tačiau jo laivas buvo pritaikytas būtent šiam naujajam 250 arklių varikliui. Ir o Tobijas Montekas plaukia su senuoju savo laivu, gal būtent tai jam ir kiša koją. Apie šiuos variklius, apie besikeičiančią tarptautinės federacijos politiką ir kur link eina visa šita variklių kryptis, mes prieš tai girdėjome iš Edgaro. Edgaras vis dėlto nuogastauja, kad jo dabar turima technika netitiks ateityje atitinkamų reglamentų. Jeigu ir toliau pavyks išlaikyti konkurencingumą būtent su V6 dvitakčiais, viskas gali eiti pakankamai dar sėkmingai porą metų. Tačiau jeigu pamatysime, kad tikrai pirmos 5 pozicijos arba 6 pozicijos atitenka keturtakčiams, tai tikrai gali būti įvairiausių pokyčių, kad komandos nuspręs vis dėlto galbūt praleisti sezoną, investuoti į naujesnę techniką ir panašiai, nes tikrai atsinaujinti techniką ne tik čia variklį reikia pakabinti, bet ir laivo konstrukcija irgi šiek tiek turi prisitaikyti prie tokių momentų, nes kaip ir matėme, Tobijas Montekas, nors ir turi naują variklį, konkurencijos iš jo pusės tikrai nematome. Ir dar daugiau intrigos bus Klaipėdos pasaulio etape, kuris vyks Liepos 17-19 dienomis. Ir būtent tai bus dar daugiau intrigos, kadangi prisijungs dar vienas naujasis 250 arklio galių variklis, kurį pilotuos Andrė Solvang. Ir šiuo metu jisai neatvyko į Europos čempionatą, nes dar nebuvo tam pasirengęs, manė, jog jam reikia daugiau laiko praleisti treniruotėse prieš pasaulio etapus. O įdomus rakursas apie švedų komandą. Hilmer Wiberg, daviau aš jam komplimentą, kad visai neblogas pasirodymas, kaip pirmą kartą dalyvaujant tokio pobūdžio su šiuo laivu tokiose tarptautinėse varžybose. Taip, jam tai yra pirmosios rimtos varžybos, tarptautinės varžybos ir toks čempionatas. Jisai sakė, galėtų būti geriau. Ir tai matėsi iš jo komandos duotų protestų ant Edgaro. Tikrai nebuvo Hilmeris labai patenkintas visų savo rezultatų. Nežinau, kas galėjo nutikti, jeigu praleidote šios dienos dramą, bet turėjome nutęstą starto procedūrą bene valandą dėl būtent švedų kompanijos su italų priešaky sukeltų protestų prieš Edgarą Repko, namų herojų, kad neva pas Edgarą buvo šiek tiek atšokęs būtent kapsulės viršutinis dangtis. Ir, vėlgi, Edgaro žodžiais, įrodykit savo pranašumą vandenyje, o ne popiergaliais. O Wiberg šeimyna mėgsta pasikariauti būtent ant kranto, o ne vandenyje. Už tai galbūt pagarbos taškų labai daug iš žiūrovų ir galbūt iš bendruomenės tikrai negaus. Tikrai, galbūt keičiasi laikai, galbūt keičiasi mąstymas ir kad čia
vis dėlto to herojiškumo gal ir nereikia žmogiško faktoriaus labai įjungti, gal tiesiog reikia tiek pranašumą vandenyje pademonstruoti, galbūt ir išmonę aiškinantis taisyklės. Tai tikrai čia buvo labai įdomi situacija. Aš pirmą kartą mačiau taip aršiai kovojančius krante pilotus. Pasaulio čempionas Alberto Comparanto 2016 metais, jaunasis italas, kuris yra radiomenas ir komandos porininkas pas Matildą Wiberg. Na, šie du kompanionai panašu, kad tikrai stengiasi padaryti viską, kad Matildos Wiberg brolis turėtų geresnę startinę poziciją arba apskritai jo konkurentas, tai yra Edgaras Repko, prarastų įskaitinius taškus, būtų diskvalifikuotas ir taip toliau ir panašiai. Vis dėlto atsipirko Edgaras tik tai įspėjimu geltonąją kortelę, kuri neturėtų ateityje sudaryti didesnių problemų jam. Štai jūsų ekranuose dar kartelį, kaip atrodo šios trasos išdėstymas. Tarp posūkių yra nuo 120 metrų ilgio atkarpos tiek ir ilgoji tiesioji 600 metrų. Būtent čia kairieji posūkiai yra net 4 pažymėti oranžinė buja, vienintelis ir šioms formulėms pavojingiausias posūkis yra pažymėtas geltonąja buja. Na, o dabar tikrai svarbus momentas išgirsti teisėjų nuomonę. Vis dėlto jie čia per paskutinėsias porą valandų turėjo tikrai labai daug darbo. Taigi komentaras iš jų. So we're speaking with Pelle, and I want to ask you, can you comment a bit about situation and how those protests are going and the details? Well, I mean, we had a rule book that we are following. We also look at the drone to see the footage from, for example, the start or what's happened there. And race director and I sit in there and discuss it. And then it's a decision made. And then we make the result list. And then from the result is posted. There is 1 hour to make a protest. That means a driver or a team who is not satisfied with our decision, they have a chance to make a protest, which they were doing, therefore we were late. And now we have a protest judge. That means when the protest is there, we have nothing more to say, more than he is asking us as a witness on which ground we have the decision. So then it's our Miguel is making the decision, the ending decision, the penalty, and I understand now he refused the protest, but he gave Edgar Repko a yellow card for the way he was doing. And those protests, is it happening many times in races or it's not often? Well, it's happened. It's happened many times, and yeah, it's happened. It depends on where we are also, but it's happened. So it's not any news for us. No, absolutely not. Okay. But I can imagine it's really hard thing to do, right? It is. It is. First of all, we have to make the decision, and therefore we have the race director, and at the same time we have Luis Ribeiro here, and we also have Aron Tabori. He's kind of a trainee, so there are 2 race directors, and me as a commissioner to have a look so they're doing the proper job. That's my job. So thank you for commenting this and giving us instructions how this is going. And we wish to everyone to have safe and good race for this today. Yeah, I mean, we have 1 more heat to go. And as I told you before, that we should be changed in the top, but it didn't happen. And Nikita, he pressed more and more. I mean, the way he's acting. And so we have 1 more heat to go. And we will see if Nikita is coming there, because we count all the 4 heat. But he won 3 of them, so it's up to him, and he wants to go there because nobody could beat him. So we will see. Otherwise, Edgaras will maybe be on the podium or Hilme Wiberg. So we will see. Okay. So thank you. Thank you very much. Thank you. Prižiūri dar kitus mūsų pagrindinius teisėjus šiuose lenktynėse. Jie turi labai daug darbo ir vėlgi paaiškino visas taisyklės, kaip tie protestai yra vertinami ir kiekvienas turi teisę vis dėlto po sprendimo dar valandą ginčytis vietoje ir panašu, kad tų ginčių šiandieną yra labai apstu. Labai detalės nenuklyskime dėl to, kad mes turime dar vieną pašnekesį. Na ir tikrai šio žmogaus emocijos tikrai sprogsta kiekviename kadre. Apie ką mes? Apie Sigitą Stainytę Repko. Ji jūsų dėmesiui. Kalbiname Sigitą, Edgaro žmoną.
Panašu, kad kol atsirasim kadre su mūsų pašnekovė, mes dar kartelį norime padėkoti būtent informaciniam partneriui Kauno dienai, būtent YouTube paskyroje, būtent Kauno dienos YouTube paskyroje galite ir stebėti šią tiesioginę transliaciją, taigi dar kartelį. Didžiausia padėka informaciniam partneriui. Netrukus turėtume sugrįžti į pokalbį su būtent Edgaro Repko antrąją pusę, žmona Karžygė, nuostabia gyvenimo kompanionė. Kai tik tai mūsų transliacijos režisierius parodo jos emocijas, jos visą laiką atsispindi, kokiegi vis dėlto drama ir įtampa jaučiama čia Kaune. Na, Sigita tikrai labai perginama už kiekvieną pilotą, ne tik už savo vyrą Edgarą, tačiau matėme ir iš avarijų, kurios vyko. Na, Sigitai tai tikrai nežemina spaudimo, o jį kelia. Taip, na, o kalbant apie pastarąją avariją, Tino Leto yra išgabentas į ligoninę. Panašu, kad buvo praradęs sąmonę, vėl jį atgavo ir... Na, vis dėlto sudėtinga dabar situacija komentuoti, kokia yra jo sveikata. Pilotas 25 numeriu iš Suomijos buvo pakilęs čia į orą tiesioje, įveikęs 400 metrų tiesioje, iki posūkio buvo, na, netiek jau daug ir likę. Priplaukusi gelbėtojų komanda neturėjo progos nerti po vandeniu ir panašiai, dėl to, kad pilotas nusileido ant sponsonų, bet tai gali reikšti dar didesnės traumas, kai bolidas dugnu nusileidžia į vandenį po tikro salto ore ir na, tikimės, kad Tino Leto tikrai greitai atsigaus po šios avarijos. Na, būtent po tokio staigaus nusileidimo ant vandens dugno labai dažniausiu atveju kenčia stuburas. Taip, ir dėl to, kad gaunamas, na, tiesioginė to žodžio prasme, kai gauni tokį smūgį į stuburo dalį, jausmas, negaliu pasakyti koks, bet kodėl prarandama sąmonė, tarsi tai būtų smūgis kūjų per pakaušį. Tai manau, kad viskas įvyko greitai ir greitai priplaukė ir gelbėtojai. Tikimės, kaip ir minėjau prieš tai, Tino Leto į Suomijos 25 numeris, kad atsigaus pakankamai greitai. Na, o šiokia tokia prieš varžybinę įtampėlę vis dar vyroja čia pas mus ir pilotai ruošiasi čia startuoti paskutiniajame įskaitinėme plaukime. Matome, visi laivai yra pasirengę, artimiausias čia kadre 77 startinis numeris Tobijas Mutikas. Minėjome prieš tai, kad jisai ir jo formulė dėvi V8 keturtaktį variklį, kuris, na, pagal visus dėsnius ir balansą tikrai dar nėra iki galo parengtas jo laivui. Na, būtent už naująjį variklį Muntakasas labai buvo dėkingas savo rėmėjams, X-Vax ir Storm Boy. Tai būtent jie pagelbėjo nusipirkti šį ganėtinai brangų naująjį variklį. Ir kita vertus, jis yra ir pagal išsilavinimą mechanikos inžinierius, jeigu neklystu. Jisai tikrai žino tam tikrus privalumus ir dėsnius ir galbūt su tam tikra tendencija, kai jau visi įsigys šią techniką, tikrai galbūt bus ir mažiau namų darbų garaže prie gerokai mažiau lepesnių keturtakčių agregatų negu dvitakčių, kurie, na, turi ir daug privalumų sporte, tačiau taip pat ir nemažai minusų. Na taip, ir šį plaukimą galime tikėtis staigaus šūvio į aukštesnės pozicijas iš Jarno Vilmunen, kuris antrame plaukime turėjo tikrai nelengvą avariją. Aišku, Dainis Podžiuks avarijos metu nukentėjo labiau, tačiau Jarno negalėjo startuoti, tad trečiąjį plaukimą pradėjo iš paskutinės pozicijos, o jau dabar jisai šoko į aukštesnę. Taip, na, o mes dar kartelį garsiai padėkokime mūsų renginio partneriams. Renginį finansuoja Kauno miesto savivaldybė, generalinis rėmėjas Nordis, išmanus vėsinimo ir šilimo sprendimai, pagrindiniai rėmėjai UAB Vytauto paslaugos, UAB Adampolis Rental, Magnaplast, renginio partneriai UAB Garants Boats and Yachts, Bister. Dėkojame taip pat ir renginio partneriui Kauno rajono savivaldybei, UAB Energijos taupimo servisui, informacinis partneris Kauno diena. O dabar ir mūsų pokalbis su Sigita. Kalbėjome Edgaro žmoną Sigitą. Tai kaip jūs jaučiatės dėl visų šitų dalykų, kurie čia šiandien taip vyksta? Tikrai labai sudėtinga situacija ir tikrai keista situacija, prie to mes nesam nepratę, todėl kad paprastai visi sportininkai kovoja vandenyje, o ne ant popierio. Todėl ta įtampa ir tas visas chaosas tikrai labai trikdo ir labai apsunkina viską.
Labai gražu matyti, kad jūs visada su Edgaru tokie kaip įsimylėję ir visą laiką jį palaikot ir atsibučiuojat prieš išlydėdama jį į lenktynės ir pasitinkate ir pasidžiaugiate su juo. Pakomentuokit, kaip jūs išlaikote tokį gražų ryšį. Mes iš tikrųjų šiandien švenčiam 23 metų sukaktį kartu. Wow. Jo, bet esmė tame, kad tai yra mūsų bendri gal mąstymas, tikslas, požiūris į gyvenimą, į visą tai labai sutampa. O per metus, kaip ir panašėjai ir palaikai, ir tas ryšys mūsų turbūt tame ir auga, kad vienas kitą labai suprantame. Labai noriu jūs nuoširdžiai pasveikinti su tokia gražia sukaktim ir tėčio diena, ir lenktynės, ir sukaktis, viskas viename, tai labai džiugu, labai sveikinam. Ir gal tada palinkėjimą dar Edgarui, tokį tvirtą, nuoširdų, kad jisai susikauptų, nesiblaškytų ir laimėtų. Žinau, kad aš juo taip tikiu, taip juo pasitikiu ir taip juo tikiu, kad aš palinkėsiu jam tik tai išlikti savimi, susikaupti taip, kaip jisai moka ir padaryti maks, ką jisai gali. Ir aš juo tikiu. Super, ačiū Jums labai, linkim gražių likusių lenktynių. Dėkui Jums. Na, jeigu norite tikrų būtent santuokos patarimų, tai Sigita ir Edgaras, manau, kad tikrai gali atstovauti Lietuvoje šauniausios poros statusą, netgi gali išlaikyti. Stebint visas varžybas ir komentuoti šias varžybas daugybę metų, pastebėjau, kad taip, ir mūsų kolegė Akvilė puikiai pastebėjo, kad jie atrodo visą laiką tarsi įsimylėjėliai. Taip yra nuostabu matyti Edgarą grįžtant prie leptelio ir pirmas dalykas, ką jisai padaro, tai duoda bučkį Sigitai. Taip, ne interviu, ne svorio procedūros, ne kažkas, ne dar kažkas, bet apkabinimas ir bučinys iš žmonos. Fantastiškas palaikymas. Pats pamenu prieš tuos 23-4 metus, taip, Sigita ir Edgaras plaukdavo su katamaranais skirtingose klasėse, taip pat Sigita plaukdavo kartu su savo sesė Laura ir smagu, kad šios dvi sportinės šeimos dabar kuria dar didesnę, geresnę demografinę padėtį Lietuvoje ir augina tikrai du šaunius sportininkus. Na ir sveikinimai Edgarui ir Sigitai su sukaktuvėm. Tai mes tą progą galim tikrai patriukšmauti, paplot, ponios ir ponai, dar kartelį pakeliam triukšmą už šią šaunę, fantastišką Lietuvoje porą ir tikrai džiūgaujame dėl to. Puikiai data, sakykime, tai birželio 1, fantastika. Na, o mes čia grįžtame ir prisidėsiu prie Sigitos Stainytės Repko žodžių, kad ta bereikalinga įtampa tikrai negerina ir negražina to sporto. Panašu, kad tikrai jau būtų buvę ramu laukti podimo, prizų, šypsenos, buvo kaip buvo, o dabar ta toks vėlgi papildoma įtampa, kuri niekur neatslūgsta. Ir tiesiog noriu ir nuo savęs, ir manau, kad nuo daugelio čia susirinkusių palinkėti Edgarui tiesiog užtikrintos ramybės, išlikti savimi ir nepamiršti, dėl ko susirinkom. Dėl gražaus reginio ir kad ketvirtas plaukimas išlieka toks be didesnių viražų. Turint omeny, kiek mes šiandien emocinių pliūpsnų sugėrėm, Egidijus Dagilis, Tino Leto, Dainis Podziuks, Jarno Vilmuninas, tai yra pilotai, kurie sudalyvavo tokiuose tikrai karštuose epizoduose. Na, tikėkime, šis ketvirtas plaukimas kompensuos už visą patirtą stresą per pirmuosius 3. Tad linkiu pilotam saugiai užbaigti varžybas. Taip, ir prie starto lieptelio aš nematau 71 startinio numerio Nikita Lyts, ar vis dėlto jis būtent startuos ketvirtajame plaukime, nes šiaip taškų ir užtenka, gal nėra tikslo gadinti savo techniką, rizikuoti kažkuom? Teisėjai šiuo metu, net neteisėjai, gelbėtojai, atsiprašau, iš savo laivo žvejoja pagalius ties starto pontonu. Tai ir visi ploja, bent kažką ištraukus iš to vandens. Supratau. Bet taip, jeigu būna visokių pagalių, šiaip šiukšlių trasoje dažnai tos šiukšlės atsiduria propelerio uodegoje ir tai gali atsitikti labai dažnai ir lūžti. Taip, o dabar žiūrovai tikrai mojuoja Edgarui Repko. Smagu, kad jisai irgi sureaguoja į žiūrovų
šūksnius, į žiūrovų plojimus. Namų herojus ir toliau išlieka aukštai pakelęs galvą, turėtų startuoti, jei matau, kad Latvijos sportininko Nikito Lyts, tai panašu, kad jisai jau pradėjo švęsti. Paklausiau jo, kokie planai, ar liks Kaune ir puikiai įsimiegos ir tada rytoj grįž į namus. Vis dėlto Nikita po apdovanojimų ceremonijos keliaus į Latviją, Jūrmalą ir sakė, kad rytoj laukia darbas. Ir aš paklausiau, o kodėl jį išeiginės nepasiėmė. Vis dėlto manau, kad kiekvienas darbdavys turėtų suprasti, kad jeigu Europos čempionate paėmė į auksą, esi čempionas, tai galėtum tikrai su pateisinama priežastimi ir praleisti tą pirmadienį. Bet panašu, kad Nikita Lyts turi kitų planų. Na, iš tiesų gaila, kad ir nepamatysime pergalės rato iš Nikito Lyts. Turime šiame sporte labai gražią tokią tradiciją, kai laimi pirmą vietą su savo vėliava ir finišo vėliava praplaukti garbės ratą. Na, aš labai tikiuosi, kad galbūt tos tradicijos nelaužys ir kai viskas aprims, galbūt įmes savo valtelę dar į vandenį, bet gali būti, kad mažai tikėtina, nes yra ir dar kita procedūra, ką turi praeiti būtent pilotai, tai yra techninė ekspertizė. Kai varikliai yra ardomi, tikrinami, ar jie nepažydė atitinkamų reglamento. Ir mažai kada pasitaiko tokių diskvalifikacijų, bet įsivaizduokit, jeigu sportuoji visą savaitgalį, turi savo rankose taurę, aukso medalį ir tave dėl kažkokių tai techninių dalykų diskvalifikuoja. Būna labai apmaudu, istorijoje tai būna reti atvejai, bet kas nuo karto pasitaikydavo, kad koks nors prizininkas trečioje vietoje ima ir prapuola. Bet jo, tai yra sportas, tai irgi neišvengiama šio sporto dalis, taigi kai kurie bolidai bus tikrai po šio Europos čempionato paskutinio finalinio etapo ir plaukimo bus tikrai varikliai tikrinami. Na, o dabar tikrai bus smagu žiūrėti, aš labai linkiu, kad Edgaras ir finišuotų. Pirmas starto pozicija jo taip pat yra palankiausia. Tikėkime, kad neužleis savo pozicijų Edgaras. Na, tai yra palankiausia starto pozicija, kokią gali turėti Edgaras. Pirmoji vieta, arčiausiai pirmosios starto bujos. Tai yra lengviausiai užsitikrinti pirmąją savo poziciją. Taip, pirmasis atliks posūkį į žaliąją starto bują. Kairysis posūkis ten pakankamai aštrus. Na, o antroje pozicijoje startuoja Hilmeris Vibergas, na, su kuriuo šiandieną... Taip, kuris pats sako, gali būti ir geriau. Tai tikėkime, kad po šio plaukimo nesulauksime daugiau protestų. Taip, norėjau dar sakyti, nevaryk Dievo į medį, bet kažkaip gal, aš nežinau, ar jisai religingas ar ne, bet yra kaip yra, Hilmer Viberg antroje pozicijoje. Na, dabar klausimas, ar šis švedų talentas sukurs įdomią intrigą čia ir dabar netgi sakykime taip, čia jau dar net nestartavus, jau užgimė intriga. Įsivaizduok, pilotas, kuris visą laiką tau oponavo, nors tau net nesukliudė. Vis dėlto manau, kad ir Edgaras tą tikrai pakankamai jaučia ir dabar tikrai manau, kad ambicija asmeninė yra ir nušluostyti šiam švedui nosį. O dabar ruošimės starto procedūrai. Ponios ir ponai, 2 minutės iki starto.
Finalinis plaukimas, kaip tik dabar raudonas šviesoforas užgesta ir pradedam. Puikus Edgaro startas šalia ir švedas šiek tiek šauna, švedas į priekį. Puikus būtent jaunojo talento Švedijos Hilmer Wiberg startas čia iki pat pirmojo posūkio, tačiau Edgaras turėtų dabar artėti prie savo oponento. Pažiūrėkime, čia karščiausias momentas. Saugosi truputėlį ir Aleksandras Lindholm trečioje pozicijoje. Panašu, kad prisisaugo saugumo sumetimais truputėlį trečioje pozicijoje esantis Suomis. Vis dėlto prisimena tą epizodą per antrąjį plaukimą, kada susidūrė du laivai. Puikus posūkis pas Edgarą Repko, kol kas viskas atrodo gerai. Pirmasis trejetas, ketvirtas, penketas nepajuda. Panašu, kad visos formulės pasiskirsto savo įtakos zonomis, oro sąlygos nepakito per tą laikotarpį, tik tai dabar manau, kad ši saulė, kuri yra šiek tiek pasislinkusi horizonte, gali šiek tiek akinti pilotus, ypatingai pirmajame posūkyje po finišo bujos. Pažiūrėkime, kasgi vyksta čia, ypatingai ar ši kova turėtų būti dėl trečiosios vietos. Jarno Vilmunenas ten turėtų truputėlį paerzinti savo kolegą taip pat iš Suomijos. Jarno Vilmunen startas tikriausiai nenusisekė taip, kaip jisai norėjo, bet tačiau, manau, atsigaus būtent ant trasos tiesių. Taip, kol kas laukime bendrųjų trasos įveikimo rodiklių. Čia truputėlį moko savo kolegą iš Švedijos Edgaras Repko. Na ir tai panašu, kad Jarno lenkia Aleksandrą Lindholm per vidinę Aleksandro pusę. Taip, kol kas kova mūsų ekrane dėl pirmosios vietos. Ten tikrai švedas labai prikibęs prie savo kolegos priekyje. Taip, pažiūrėkime, taip, Jarno aplenkė savo oponentą. Jarno Vilmunenas keliauja į trečiąją poziciją. Aš net nebejoju, kad Jarno galbūt netgi ir turi vidinių resursų taikytis ir antrąją poziciją. Manau, kad tikrai taip, jisai visų savo galimybių bandys tai padaryti, tačiau pamatysime ir gausis. Tai posūkis prieš čia finišo bują. Edgaras Repko kol kas tokiu pat atstumu pirmauja čia, įveikė savo antrąjį ratą. Tiesą sakant, švedas yra visai čia pat. Jo oponentas, kuris daugiausia priekaištų turėjo visai čia organizacijai, Hilmer Wiberg, kol kas yra antroje pozicijoje. Čia per 3,30 sekundės yra atsilikęs į Jarno trečioje vietoje, tačiau labai atkakli kova dėl pirmosios vietos. Švedas yra labai arti. Taip, čia Darius Ulinskas komentuoja Edgarui į ausinę, kad švedas stengiasi lysti į vidinę trajektoriją. Gūščioje pečiais Nida Kilinskaitė, irgi pilna adrenalino, be jokios abejonės serga už 41 startinį numerį. Paskutinis posūkis prieš finišo tiesė, o čia ir atsiranda intriga dėl antrosios vietos. Kol kas pirmasis trejetas tikrai dar negalėtų jaustis visiškai saugus. Jarno Vilmunenas bando vytis švedą antroje pozicijoje. Girdėjome Darių Ulinską, Edgaro Repko radiomeną. Informacija iš jo sklinda Edgarui tokia, kad jisai šiek tiek atsiplėšė. Kiekvieną metrą stebi jo Edgaro Repko radiomenas ir pumpuoja atitinkamą informaciją Edgarui į ausį. Kol Hilmeris Wiberg stengiasi pavyti Edgarą, net nepamatė, kaip Jarno Vilmunen priartėjo prie jo. Taip, manau, kad persistengė šiek tiek medžiodamas Edgarą priekyje ir net nepastebėjo, kad truputėlį galėjo pamaišyti ir daugiau vandens paskui jį plaukiančiam Suomiui. Na taip, Hilmeris Wiberg dabar turi dvigubą užduotį, tiek bandyti prisivyti Edgarą, tiek bandyti ir atsilaikyti nuo Jarno. Jarno trečioje vietoje labai sėkmingai plaukia. Tikrai atvožė savo formulę maksimalių atakos kampų čia šioje tiesioje. Panašu, kad Jarno turi greičio persvarą. Na, Hilmeris labai bando atrasti savo tinkamą trajektoriją, kurią galėtų prisartinti prie Edgaro ir matome, kaip jisai šuoliuoja per Edgaro purslus. Taip, ir Edgaras kol kas daro tikrai gerą darbą tam, kad pamaišytų visiems iš paskos plaukiantiems jo oponentams. Štai čia puikus kadras iš drono. Trečioje vietoje matome arčiausiai mūsų Jarno Vilmunenas iš Suomijos. Jis šioje tiesioje tikrai puikiai susidėlioja. Štai čia turi kirsti švedo trajektoriją antroje vietoje.
ieško ramesnio vandens Jarno. Gerą posūkį atlieka tiek Edgaras. Na ir čia panašu, kad tikrai drama bus iki pat paskutinio rato. Trečdalis distancijos jau įveikta. 5 ratai ką tik buvo įveikti. Dar 10 liko. Edgarui reikia laikytis. Na, tai tikrai įtemptos minutės būtent pirmom 3 vietom, kadangi tai ar priartėja, tai nutolsta vienas nuo kito ir labai nenuspėjamos varžybos. Taip, šis laiko intervalas kol kas nepasiekė kažkokio tai saugesnio laiko rezervo. 2,2 tarp 3 pilotų. Kol kas čia dėl pirmosios vietos dar nieks nėra aišku. Švedas laikosi į išorinės trajektorijos, kol kas turi gerą greitį. Edgaras pušina. Geras posūkis jo. Na ir Hilmer 70 numeris bando taip pat šokti per Edgaro purslus, bet keliaujant per nešvarų vandenį Formulė praranda savo dalį greičio. Akivaizdžiai Hilmer Viberg mačiau iš purslų diapazonų iš po posūkio, pirmojo posūkio po finišo bujos, matėsi kaip desperatiškai, netgi sakykime taip, atlaužė savo variklį tik tai tam, kad būtų geresnė akceleracija iš po posūkio. Nenoriu sakyti desperatiškai, bet matėsi, kad pastangos tikrai yra karštos. Nu, taip pat darosi įtemptas varžybos tarp paskutinių vietų išsisprendimo, kadangi... Taip, turint omeny, šis Europos čempionatas pareikalavo labai daug visokiausių ne tik finansinių nuostolių, bet ir pasiaukojimo ir matome, koks yra iki pat paskutinio plaukimo išretintas mūsų Europos čempionato dalyvių tiltelis. Na taip, daug kas atkrito avarijų metu, tam tikrų gedimų. Eduardo Benavente nepasirodė ant starto linijos. Turbūt, kad buvo nepatenkintas savo rezultatų ir manė, jog neverta tęsti toliau. Manė, kad nieko čia aš neįrodysiu ir geriau pailsėsiu ant šitos kaitrios, beveik portugalietiškos Lietuvos saulės. Ir čia matome mūsų ekranuose 30-ąjį startinį numerį. Britas Sam Whittle nebuvo ryškus visą šį savaitgalį, nors ir jam priklauso greičio rekordas 210 km/h. Be abejo, šį rekordą jis pasiekė ramiame vandenyje ir tikrai ne šiandien ir ne šį savaitgalį Lietuvoje. Na, o įtampa ir toliau niekur nedingsta. Šiek tiek daugiau negu 1 sekundę skiria pirmą, antrą vietas. Jarno kol kas šiek tiek daugiau atsilieka. Na, Hilmeris Viberg bando užkariauti vidinę trajektoriją Edgaro poziciją. Bet Edgaras labai puikiai iš išorinės trajektorijos, šiek tiek į vidų, žino kaip maišyti savo oponentams, duoda vandens švedui dabar. Puikiai keliauja. Dar viena intriga mūsų akiratyje, kova dėl 5-osios vietos. Čia Tobijas Montekas, 77-asis startinis numeris, ne itin pats sėkmingiausias Europos čempionatas jam ir apskritai sezono pradžia. Sam Whittle panašu, kad gali netgi dėl 5-osios vietos labiau pasivaržyti. Na, o čia... Taip, girdėjome Edgaro... Taip, girdėjome pašnekesį, ką bendrauja Edgaras ir Repko, klausdamas, kiek ratų liko. Panašu, kad tikrai jaučia spaudimą ir tikrai reikia išlaikyti šį tempą. Panašu, kad švedas irgi niekur nedingsta, niekur nepasiduoda ir kol kas labai užtikrintai atrodo. Turint omeny, kad kokia buvo jo patirtis F4, panašu, kad persėdus į šį naują bolidą F2 klasėje, tas talentas tikrai niekur nedingo. Jaunas perspektyvus pilotas ir manau, kad tikrai turėtų užriesti dabar nosį priešais savo sesę, kuri taip pat sėkmingai dalyvaudavo tokio pobūdžio pirmenybėse, turinti daugiau patirties, kalbu apie Matildą Viberg, turi daugiau patirties ji F2 klasėje. Ir čia pažiūrėkime, kaip arti yra pilotai. Pavojingas epizodas. 9 ratai įveikti, netrukus skirs Edgaras Repko 10-ąjį ratą. Pradės įveikinėti būtent jį. Posūkis. Na ir labai gražiai Edgaras Repko uždaro ant posūkio Hilmerį Vibergą, kuris važiavo vidinę trajektoriją. Taip, ir per 2 posūkius Hilmeris Vibergas turi kirsti net 3 kartus būtent Edgaro purslus. Štai iki 10-ojo posūkio turėjo netgi kirsti 4-ąjį kartą. Ką tai reiškia? Kad patirtis ir Edgaras Repko žino, kaip užsimti tobulą trajektoriją šitoje trasoje ir apskritai išlaikyti lyderio poziciją. Aš net nebejoju, kad visko galėtų būti ir galbūt netgi scenarius būtų visiškai kitoks, jeigu švedas gautų ramesnį vandenį priešui save ir ramesnės trajektorijas, tačiau
Vis dėlto Edgaras puikiai ginasi, puikiai strategija ir pusę sekundės skiria būtent juos. Čia dar ne viskas baigta, reikia atsilaikyti dar bent 4 ratus. Pačiam tolimiausiam įtiesiai išvažiavime gali būti bangų. Praplaukia laivas eteriai. Na taip, matėme pramoginę jachtą praplaukiant pro trasą, toliau nuo trasos. Taip. Dabar atsisuksi, va ten kažkur gali ateiti bangų. Ir iškart radiomenas Edgaro Darius. Taip, jeigu girdėjote atitinkamą radio dažnį kaip tik dabar, reiškia, kad tikrai tų bangų buvo ir kiekvienas tas dūžis dažnio metu ir buvo tos mini bangelės, kurias patiria pilotas ir vibracijos tikrai buvo didelės. Dar kartelį, švedas viduje, ponios ir ponai, na ir suartėja vėlgi dėl pirmosios vietos čia 2 konkurentai, Edgaras Repko ir Hilmer Wiberg. Niekur įtampa nedingsta iki pat paskutinės sekundės šiame Europos čempionate. Kova dėl sidabro. Taip, Darius Ulinskas duoda instruktažą, kurioje pozicijoje yra švedas, kaip jį nusistumti, kokią poziciją užsiimti. Na ir Edgarui Repko turbūt tikrai nelengva plaukti paskutinius ratus, kadangi kai kitas laivas stovi tau už nugaros, tie ratai net prailgėja, net... Taip, darosi karštą, labai gerai atkelia Edgaras savo laivą. Tikrai atakuoja kiek įmanoma stipriau, norės užsimoti palankių radijusų dabar ir pakankamai galbūt netgi greičiausia trajektorija įveiks šį posūkį. Nuožulniai ir žino, kad vidus priklauso jam, duoda vandens ir vėl švedas turi kirsti netgi 3 kartus Edgaro Repko purslus. 2 ratai. Na ir galime girdėti iš Dariaus Ulinsko, kad liko Edgarui 2 ratai. Taip, tikrai norės atsipūsti po šio plaukimo Edgaras Repko, dar tikrai ne viskas yra baigta. Švedas yra per sekundę nuo jo ir tas atstumas kartais krenta netgi iki pusės sekundės. Kol kas labai fantastiškai ginasi Edgaras Repko ir tikrai švedas yra labai greitas iš labai patyrusios komandos. Panašu, kad tikrai labai puikiai ir strategiškai gerai elgėsi ir Hilmeris, tačiau vis dėlto, kai tu plauki pirmoje pozicijoje, vis dėlto diktuoji tempą, puikiai lyderystė atsispindi pas Edgarą Repko. Na ir pažiūrėkime, kaip arti Edgaras suka bujos. Taip, labai aštrus posūkis pas jį, jis žino šį posūkį mintinai, tikrai, kaip kai kurie sako, netgi išlaižęs trajektoriją šio posūkio, tikrai puikiai jaučiasi šioje trasoje, tačiau vėlgi labai greiti yra jo oponentai. Darius Ulinskas Edgarą informuoja, kad lieka paskutiniai posūkiai, paskutinioji tiesioji 600 metrų. Viskas turi būti atlikta nepriekaištingai čia ir dabar. Švedas yra sąlyginai toli, neturėtų būti pavojaus vidinėje trasos dalyje. Pažiūrėsime, ar viskas tuom ir baigsis. Ponios ir ponai, pasitikite rankomis į viršų. Edgaras Repko finišuoja pirmoje pozicijoje šiame finalinėme plaukime ir drama nuo pirmojo iki paskutinio rato. Didžiausi sveikinimai su sidabro medaliu. Edgaras Repko sveikina krantą. Ir, na, Darius Ulinskas sako, kad truputėlį pritrūko. Aš nebijoju, kad mes dar išgirsim geresnės kokybės Edgaro komentarą. Finišuoja visi. Kaip Ramūnas sako, gerai, kad transliacijos režisierius užmutino, nes mes nežinom, ką Ramūnas sako tokiais atvejais. Gal ten yra ir necenzūra, bet kokiu atveju sveikiname, tikrai džiugesys girdisi balse. Štai ir mūsų finalinė lentelė, išretėjęs tiltelis ir netikėtas Europos čempionatas, pilnas dramos, netikėtumų ir adrenalino. Paskutinis plaukimas baigėsi taip. Sam Whittle 6 pozicijoje, būtent Tobias Montekas finišavo 5 pozicijoje. 4.
4 vietoje turime Alexander Lindholm iš Suomijos. 5 Tobijas Matekas su nauju varikliu. Taip, mes į kitą pusę mes keliavome, tai taip, viskas gerai. Nida Jarno Vilmunen aplenkęs Aleksanderį, šauna į 3 poziciją. Buvo jau momentas, kada atakuos galbūt dėl antrosios pozicijos. 2 vieta priklauso Hilmer Viberg ir 1 vieta, ponius ir ponai, dar kartelį triukšmo Edgaras Repko. Noris ir patiems atsipūsti truputėlį po tikrai labai įtempto savaitgalio. Europos čempionatas, nepamenu, kad apskritai pirmenybės, kurios rengiamos nuo 2015 metų. 15 metai, Europos čempionatas Zarasuose ir nuo to laiko 10 metų, netgi po kelis etapus tiek Europos, tiek pasaulio buvo rengiami čia Lietuvoje. Bet šis Europos čempionatas per 10-metį, per 1 dekadą Lietuvoje tikrai buvo vienas karščiausių ir vienas labiausiai įtemptų, kokį tik tai pamenu. Na, o Edgaras jau turėjo išlipti iš savo bolido, laukiam jo karštojo komentaro. Taip, mes matome jį. Taip, ir dar kol mes rengsimės apdovanojimų ceremonijai, noriu paminėti, kad jūsų palaikymas bus labai svarbus prie podiumo ir jūsų meilės reikės mūsų namų herojui Edgarui Repko. Pasilikite švęsti, tikrai bus linksma ir be jokios abejonės bus tikrai labai smagu. Na, o dabar mes visai netrukus mūsų akiratyje 4 plaukimo nugalėtojas, namų herojus Edgaras Repko, karštas jo komentaras. Pavyko tau susikaupti ir vis dėlto nenusileisti. Na jo, po tokių emocijų, tai dar kaip tik pas mane čia užvirė viduje taip, kad galvoju viskas, reikia dabar arba niekada. Bet aišku, gaila, kad antra vieta, labai norėjusi būti čempionu, bet vis dėlto su V8 jau matau, kad nepakovosim. Greitesnis tikrai, bet esu laimingas, kad bent jau iš V6 šiandien šį savaitgalį buvom stipriausiai ir nu ką, turim sidabrą, ačiū visiems, kas mane palaikė. Tai tikrai palaikė visi, jeigu būtum girdėjęs, visi tiesiog įgerėkė, plojo. Tai aš tik noriu pasveikinti, šiaip tu esi mums tikrai čempionas, be abejo, bet dar noriu pasakyti, mes bent vietą leidom broliuką, ar ne, o ne kažką kitą. Jo, negaila, jau 2 kartus esu tapęs, tai 1 kartą pasidžiaugė, bet pasaulis neatiduosiu. Labai gerai, šaunuolis. Tai sveikinam dar kartą. Laikas bėgti per žmoną. Ačiū. Nu, sutikite, puikus komentaras, puikus pozityvus žmogus. Dar kartelį atiduodam daugiausia aplodismentui Edgaras Repko. Jūsų palaikymo reikės ir per apdovanojimų ceremoniją, ji jau visai neužilgo, patikslinsime tiksliai, kada ji ir bus. Na, o be jokios abejonės, šis čempionatas buvo tiesiog drama. Na, o iki apdovanojimų ceremonijos, kad turėtumėt ką veikti, visada galite ateiti prasibandyti F2 Double Seater, pramoginį F2 laivą, kurį pilotuoja Gytis Višniauskas. Ir tai tikrai atneša beprotiškai daug adrenalino, gerų įspūdžių. Tad kiekvienam linkiu, kad jūs nueitumėt ir praplauktumėt su F2 Double Seater. Taip, na, o dabar gavau informacijos, kad jau tikrai neužilgo, už gerų 20-25 minučių turėtume turėti ir apdovanojimų ceremoniją. Štai dar kartelį čia, šio plaukimo karščiausi momentai. Manau, kad tikrai dabar visiems nuslūgo truputėlį įtampa, bus galima švęsti, na, o visai netrukus bus ir karštasis komentaras iš 2025 metų Formulės 2 Europos čempiono Nikita Litz. Nikita, so the first place, how are you feeling about it? I am very happy. That's crazy, you know, like Baltic countries, still the best ones, right? Yeah, Braliukas are the best. Braliukas Racing Team 1-2. Yes, of course. So, what's next? Keep pushing. Keep pushing. Yeah, okay, so, I don't know, just best words from the first place for everyone? I would like to say a big thank you for Mercury Racing, for Mercury company,
for producing this engine and helped me a lot with that. And also for Jeff Borman, who was in touch with me for more than 1 year to teach this engine and everything. And of course to my sponsors team, my mechanics, radio man, family and everybody. And ačiū labai visiems braliukai lietuviškai, aš jūs didelį myliu. Aw, that was so nice. Okay, so congratulations. Go celebrate, as you said, right? Na, Nikita Litz, aš galiu pasakyti vieną paprastą dalyką. Kai tampi čempionu, romantinių santykių gali padažnėti, ką mes matėme kadre. Tai tikrai, visi nori su tavim dabar jau draugauti. Draugavome ir prieš tai, didžiausi sveikinimai, tikrai ilgus metus stebėjau jo karjerą, buvo tikrai labai nuožmus, įdėdavo labai daug darbo, smagu, kad tai yra pirmasis toks ryškus titulas jo karjeroje. Smagu, kad tas indėlis įdėtas į visą šį sportą atsiperka. Taip, padėkojo jis ir Mercury gamintojai, kuris ir sukūrė šį variklį. Panašu, kad jisai patenkintas šiuo varikliu, puikiai, dinamiškai susitvarkė su visa įtampa šiame Europos čempionate. 3 plaukimai, 4 net neprireikė ir štai mes turime naująjį Europos čempioną. Daug apgalvojimo, pergalvojimo ir pas Edgarą Repko dabar galvoje, vis dėlto ar investuoti į naujesnės kartos variklį, ar vis dėlto tai buvo tik tai išimtis Europos čempionate. Vis dėlto tie pajėgumai bus, visi tie pajėgumai bus, na, ir visi kiti dalykai paaiškės netolimoje ateityje. Na, o 18:30 mes jūs pakviesime prie apdovanojimo ceremonijos. Ji bus vykdoma pagrindinėje aikštėje, kur ir vyko krepšinio turnyras 3-3. Didžiulė scena, kurioje mes ir apdovanosime mūsų nuostabius pilotus ir mūsų lietuvaitį. Na, o čia dar kartelį norėtume padėkoti mūsų rėmėjams ir partneriams, be kurių būtų, na, neįmanoma sukurti tokio įspūdingo reginio. Ponios ir ponai, dėkojame. Renginį finansuoja Kauno miesto savivaldybė. Generalinis rėmėjas Nordis, išmanus vėsinimo ir šildymo sprendimai. Pagrindiniai rėmėjai UAB Vytauto paslaugos, UAB Adampolis Rental, Magnaplast. Renginio partneriai UAB Garants Boats and Yachts, Bister, Kauno rajono savivaldybė, UAB Energijos taupimo servisas. Ir žinoma, labai dėkojame informaciniui partneriui Kauno diena. Su jumis aš Andrius Janušauskas ir Aš Nida Kilinskaitė. Susitiksime jau greitai per apdovanojimų ceremoniją 18:30. Būtent toks laikas yra numatytas, na, nebent pasitaikys švedų protestai. Juokas juokais, bet tikrai dramos ir visko užteko mums šį savaitgalį. Ir ką, netrukus švęsime ir susitiksime prie apdovanojimų pakilos. Būkite saugus ir būkite kartu su mumis. Švęskite gyvenimą ir be abejo, Lietuva laimi aukštesnę poziciją kitą kartą. Ačiū tau. Ačiū Nida tau už puikų darbą. Ačiū tau, Andriu. Ačiū publika. Ačiū žiūrovams. Iki pasimatymo.